Papasakokit, kokie yra būdai turėti vandens privačiuose namuose. Labiausiai naudojami tai yra centralizuotas tiekimas, ką miestai turi, tai yra jų tinklai, jų pagalba yra tiekiamas vanduo. Jeigu žmonės gyvena toliau nuo miesto arba privačiuose savo valdose, jie dažniausiai renkasi arba šulinį, arba gręžinį. Šulinys yra labiau toksai iš senovės atėjęs metodas, ką mūsų seneliai turėjo, naudoja paviršinius vandenius, o gręžinys, geodezinis gręžinys, jisai gręžiasi į giluminius sluoksnius ir iš tų sluoksnių jau požeminių traukiasi tas vanduo į viršų ir žmonės jį naudoja. O kuo skiriasi giluminis ir paviršinis vanduo? Giluminis vanduo tai yra mūsų, kaip sakoma, žemės gelmių vanduo, jis yra pilnai uždarytas, jis nesusisiekia visiškai su viršutiniu vandeniu, jis izoliuotas yra, kai sakoma, čia iš dalies tai mūsų kaip valstybės turtas yra, o paviršinis vanduo, šulinio vanduo, jisai gaunasi, kad yra surenkamas, į šulinį patenka iš paviršinių šaltinių. Tai jis turi vieną didžiausią minusą, yra labai stipriai priklausomas nuo aplinkos. Tai jeigu aplinkoje vykdoma kažkokia tai ūkio, tarkim, veikla, ūkiai naudoja dažniausiai pesticidus, kažkokias cheminės trąšas, visas tas dalykas yra pakliūna į šulinį, o po to jau tą vandenį mes geriame realiai, ta prasme. Tai kas liečia geodezinius gręžinius, tai šito dalyko žmonės išvengia, ten tas vanduo yra pilnai uždarytas, saugus ir kuo puikiausiai tinka gerti. Mums už nugaros matome, kad vyksta gręžinio įrengimo darbai, tai kaip visa tai vyksta, gal galite plačiau papasakoti? Pirmiausia, jeigu, tarkim, nuo pačių pradžių tai žmogus kreipiasi į mus, sakydamas, mes norime pasidaryti geodezinį gręžinį, tai mes studijuojame pilnai geologinę visą sandarą žemės, pasakome, kokio galimo gylio yra būtent kuriame gylyje yra tas vandeningas sluoksnis, kokio gylio bus įrengtas gręžinys. Tada darosi gręžskylė. Vanduo gali būti maždaug nuo kad ir 20 metrų gylio, bet gali siekti ir 160 metrų, ta prasme. Jisai priklauso nuo vietovių. Gręžimo metu naudojamas vandens spūdis, jisai tiesiog su jo pagalba gręžiasi į tą gręžskylę, pasiekia vandeningą sluoksnį, po to jisai pilnai užsidaro, užsicementuoja, kad vandens sluoksnis nebesiliestų vėl su išoriniu sluoksniu, tai yra labai svarbus momentas, kas liečia, ta prasme, teisingą gręžinio įrengimą. Ką reikėtų žinoti tiems, kurie planuoja įsirengti gręžinį? Pirmiausia, greičiausiai įsirenka įmonę, kuri jiem darys gręžinius. Pasitikrina įmonę, kad, aišku, gyvuotų ne vienerius metus, turėtų praktiką, turėtų, tarkim, jau žmonės, kurie žino, ką daro. Nes įrangos skiriasi ir patys gręžimo aparatai. Asmeniškai, šitą aparatą, kur matote, yra metų senumo, tai yra vienas iš moderniausių aparatų Europoje. Tai įrenginiai irgi gali būti tas indikatorius, pagal ką galime atskirti, kad įmonė jau dirba ne vienerius metus, kadangi sakėte, kad tai yra vienas iš svarbių aspektų, ar ne, renkantis, kas įrenginės gręžinius. Kokie dar yra svarbus aspektai? Žmonės dažniausiai dar susiduria su tokiais dalykais kaip ir gręžinio registracija ir gręžinio pasas. Aišku, vienas iš aspektų yra, kad įmonė vis tik tai nebūtų naujokė, nes sklandus dokumentų sutvarkymas, agregatų galiausiai kiekis, kurią įmonė turi, taip viskas tai suteikia žmogui greičiau turėti gręžinį pas save namuose. Jam mažiau reikia problemų spręsti, galvos skausmų mažiau. Visiems tiem, kurie planuoja įsirengti gręžinį, tai vis tik tai sakyto, reikėtų atsižvelgti ir pagalvoti apie tai, kad visi gręžinys yra daromas vieną kartą gyvenime. Jis yra ilgaamžis ir nuo gręžinio kokybiško gręžinio įrengimo labai priklauso ir to gręžinio ilgaamžiškumas. Renkantis turbūt gręžėją, kas gręš, reikėtų pasidaryti namų darbus ir atsižvelgti į patirtį tų žmonių, į kokią įrangą jie naudoja, kokias medžiagas jie naudoja, galiausiai ar turi tos pačius sertifikatus. Tai svarbiausia yra
Ne, kad būtų pigiai, bet kad būtų kokybiškai atlikta, nes tada tai bus ilgaamžiška. Investicija yra, kaip sakoma, ne tik į savo dabar kartą, bet netgi ir į vaikų kartą, nes jeigu vaikai lieka gyventi, jie visi naudosi to pačiu gręžiniu.